Jeigu turite ribotos atsakomybės įmonę, Limited Company, Jungtinėje karalystėje, įmonė gali apmokėti įvairius mokymus ar profesinio tobulėjimo kursus. Tokios išlaidos dažnai laikomos verslo sąnaudomis ir gali sumažinti įmonės apmokestinamą pelną. Tai reiškia, kad įmonė moka mažiau corporation tax, nes mokymai laikomi investicija į verslo veiklą ir darbuotojų ar direktoriaus kompetencija. Tačiau tam, kad mokymų išlaidos būtų laikomos leidžiamomis, jos turi atitikti tam tikras mokesčių inspekcijos taisykles. Pagrindinė sąlyga – mokymai turi būti susiję su įmonės veikla ir padėti vykdyti verslą. Svarbiausia taisyklė, kuri taikoma vertinant tokias išlaidas, yra vadinamoji wholly and exclusively for the purposes of the trade. Tai reiškia, kad išlaidos turi būti patirtos tik dėl verslo veiklos. Jeigu mokymai padeda tobulinti gebėjimus, kurie naudojami vykdant įmonės veiklą, tokios išlaidos paprastai laikomos leidžiamomis. Pavyzdžiui, jeigu IT įmonės direktorius dalyvauja programavimo, kibernetinio saugumo ar dirbtinio intelekto mokymuose, tokie kursai gali būti apmokėti įmonės lėšomis. Kadangi šie mokymai pagerina esamus įgūdžius ir leidžia įmonei teikti geresnes ar naujas paslaugas, jie laikomi susijusiais su verslu. Kitas pavyzdys galėtų būti fotografijos verslas. Fotografijos įmonės savininkas gali dalyvauti nuotraukų redagavimo programų, fotografijos technikos ar apšvietimo mokymuose. Tokie kursai tiesiogiai pagerina paslaugų kokybę, todėl dažniausiai laikomi verslo išlaidomis. Net ir vadybos ar lyderystės mokymai gali būti laikomi leidžiamomis išlaidomis. Jeigu įmonės direktorius dalyvauja vadovavimo, verslo valdymo ar produktyvumo mokymuose, tai gali padėti efektyviau valdyti įmonę, todėl tokios išlaidos taip pat gali būti priskiriamos verslo sąnaudoms. Kai mokymai laikomi leidžiamomis verslo išlaidomis, dažnai galima įtraukti ir papildomas susijusias išlaidas. Tai gali būti kursų mokestis, mokymo medžiaga ar knygos, kelionės į mokymus išlaidos, viešbutis, jeigu mokymai vyksta kitame mieste, taip pat konferencijų ar seminarų bilietai. Jeigu šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su mokymais ir verslo veikla, jos gali būti įtrauktos į įmonės sąnaudas. Tačiau svarbu žinoti, kad ne visi mokymai gali būti apmokėti per įmonę. Mokesčių inspekcija gali atmesti išlaidas, jeigu mokymai neturi jokio ryšio su verslu. Pavyzdžiui, jeigu statybos įmonės savininkas nusprendžia lankyti fotografijos kursus kaip hobį, tokios išlaidos greičiausiai nebūtų laikomos verslo išlaidomis. Taip pat gali būti neleidžiami kursai, kurie skirti visiškai naujai profesijai, nes jie laikomi asmeninė investicija į karjerą, o ne į esamą verslą. Svarbu suprasti, kad Limited Company direktorius mokesčių inspekcijos požiūriu laikomas įmonės darbuotoju. Dėl šios priežasties įmonė gali apmokėti direktoriaus mokymus, taip pat kaip ir kitų darbuotojų mokymus. Jeigu mokymai laikomi su darbu susijusiais mokymais, tokios išlaidos dažniausiai nelaikomos papildoma nauda darbuotojui. Tai reiškia, kad nereikia mokėti papildomo pajamų mokesčio ar National Insurance. Mokymai taip pat gali turėti teigiamą poveikį įmonės mokesčiams. Kai įmonė apmoka mokymus, šios išlaidos įtraukiamos į įmonės sąnaudas ir sumažina pelną prieš mokesčius. Pavyzdžiui, jeigu įmonės metinis pelnas yra 50 000 svarų,
o mokymams išleidžiama 5000 svarų, apmokestinamas pelnas sumažėja iki 45 000 svarų. Dėl to sumažėja ir mokamas corporation tax. Dėl šios priežasties profesinis tobulėjimas dažnai yra ne tik investicija į žinias, bet ir protingas būdas teisėtai optimizuoti įmonės mokesčius. Vis dėlto, labai svarbu saugoti visus dokumentus susijusius su mokymais. Reikėtų išsaugoti sąskaitas, kvitus, mokymų programą ar kursų aprašymą. Taip pat svarbu galėti paaiškinti, kaip konkretūs mokymai susiję su įmonės veikla. Apibendrinant, galima pasakyti, kad limited company gali apmokėti mokymų ir profesinio tobulėjimo išlaidas direktoriams ar darbuotojams, jeigu jos tiesiogiai susijusios su įmonės veikla ir padeda tobulinti esamus įgūdžius. Tokios išlaidos dažnai laikomos verslo sąnaudomis ir gali sumažinti mokamų mokesčių sumą. Jeigu kyla klausimų dėl limited company išlaidų, mokesčių ar apskaitos Jungtinėje karalystėje, visada verta pasikonsultuoti su specialistais. Susisiekite su ZipTax buhalteriais, kurie padės suprasti mokesčių taisykles, tinkamai tvarkyti įmonės apskaitą ir užtikrinti, kad visos leidžiamos išlaidos būtų panaudotos teisingai.